Didžiausia dezinformacijos ir sukčiavimo ataka Lietuvoje tęsiasi. Sukčiai pasinaudojo gerai žinomais asmenybių vardais. Atlikėjai Marijonas Mikutavičius ir Vidas Bareikis, žurnalistas Andrius Tapinas, Ignitis grupės vadovas Darius Maikštėnas, Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda, premjerė Ingrida Šimonytė kviečia jūs investuoti ir užsidirbti neįtikėtinai daug pinigų. Pasitelkiant dirbtinį intelektą ir nuotraukų redagavimo programas, tikrovė gali virsti bet kas. I am not Morgan Freeman, and what you see is not real. Pavyzdžiui, šiame vaizdo įraše matomas Lenkijos ministras pirmininkas. Atrodo, kad pasakoja apie naują investicinę platformą Baltic Pipe, leisiančią kiekvienam šalies piliečiui uždirbti per mėnesį iki net 5000 eurų. Tačiau tai yra deepfake, vadinamoji gilioji klastotė. Dirbtinio intelekto technologija, leidžianti iš senų įrašų sukurti naujus vaizdo ir garso įrašus. Besitęsiant šiai didelio masto atakai, sukčiai išnaudoja mažiausiai kelias dešimtis gerai žinomų asmenų veidų. Šioje reklamoje matome Marijono Mikutavičiaus veidą užmontuotą ant senos gražulio nuotraukos. Per šias netikras paskyras yra platinami straipsniai, kuriuose žurnalistai, politikai, sportininkai pasakoja apie neva atskleistą būdą labai greitai praturtėti. Pavyzdžiui, sukčiai naudoja netikrus vaizdo įrašus su žinomu britų finansų konsultavimo ekspertu Martinu Levisu. Levisas dar 2018 metais padavė Facebook į teismą. Vėliau Facebook sudarė taikos sutartį ir pažadėjo šią problemą spręsti. Bei paaukojo net 3 milijonus svarų sterlingų. Praėjus 5 metams, tai yra šiemet, Didžiosios Britanijos gyventoja tapo Facebook'e reklamuojamos kriptovaliutos apgaulės auka. Reklamose buvo melagingai teigiama, kad investavimo platformą remia pats Martinas Levisas. Panašu, kad Meta šių problemų nesprendžia. Suklastoti straipsniai apie neva staigiai praturtėjusias įžymybės veda į netikras investavimo platformas. Jose užsiregistravę vartotojai gali prarasti savo asmeninius duomenis, prisijungimus prie banko bei visus pinigus. Jei naršydami internete pamatėte straipsnį arba reklamą su žymaus žmogaus atvaizdu ir viliojančiais skambančiais pažadais, skirkite minutę ir paieškokite daugiau informacijos. Vienas paspaudimas gali kainuoti labai brangiai, bet pagalvokite prieš spausdami. Ačiū, kad žiūrėjote ir nepamirškite paspausti patiktuko bei prenumeruokite šį kanalą, kad prisidėtumėte prie informacinio raštingumo tobulinimo.